teisingai, bet aš gal vis tiek grįžčiau, žinokit, prie nervų sistemos, ką reikėtų iš tikrųjų susitvarkyti. Numeris 1 tai yra mūsų įsitikinimai ir nuomonė apie save. Nes jeigu aš apie save galvoju, kad aš kažko tai negaliu, kad aš to tikrai dalyko nepasieksiu, nepadarysiu, arba ten aš neturiu tokių įgūdžių, gal aš nepakankamai graži, nes ten tik tai gražūs žmonės pasiekia tuos dalykus, gal aš per mažai pinigų turiu ir taip toliau ir panašiai. Kol nepakeisim įsitikinimų apie save, bus sudėtinga girdėti savo vertybės, bus sudėtinga jas išgirsti, šiaip vertybės ir keičiasi, kas tam tikrą laikotarpį ir tą dalyką reikia suprasti, kad ir jos keičiasi, gali pasipildyti ir taip toliau. Ir kada susitvarkom su visais šitais dalykais, ko iki galo irgi nuraminsiu, nesusitvarkysit nei vienas iki galo visų įsitikinimų apie save, tiesiog galim apsitvarkyti, bet vis tiek mes stiprėjom kiekvieną dieną su ar ne. Ir tas priartina prie tų tikrųjų realių vertybių, vertybės susidėliojam ir tada tie tikslai tampa žymiai labiau realūs, tai ne lūkesčiai, bet tai tampa tais tikraisiais tikslais. Tai va, tikiuosi atsakiau.